Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežias idėjos su Lidl mes pasigaminsime mangų panakotą su vaisių kompote. Pradėkime nuo mangų panakotos. Nusivalome mangus nusiėmame nuo kauliuko. Indelėje su šaltu vandeniu užsimerkėme želatiną. Prikaistuvėje su vandeniu pasigaminsime sirupą. Pilame cukrų, į trintuvę dedame mango, pilame sirupą. Triname viską iki vientisos masės, sudedame išbrinkintą želatiną ir pramaišame. Kai dvi alyvos, dvi šakelės mėlynakės alyvo. Dabar susipilstysime mūsų panakotai taures. Čia aš panaudoju vieną triuką, kurį mes darome savo restorane. Taures mes sudedame kampu į kiaušinio dėkliuką. Panakotas dedame į šaldytuvą, kad sustingtų. Kol panakotos stingsta, pasigaminsime vaisių kompote. Į skardą pilame uogas, keli šaukštai medaus ir apelsino žievelę. Uogas dedame į orkaitę 15 minučių 200 laipsnių temperatūroje. Panakotos sustingo, beliko pasibaigti mūsų desertą. Dedame uogas, oi kaip kvepia kalėdom. Papuošime mėtą. Šiandien tiek, su manim pasimatysite Šviežias idėjos su Lidl per TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.